Gerbimieji žiūrovai, šiandien mes Vilniuje reprezentančių gretose gina numeris 28. Ir Milda Liužinaitė, štai kaip čia gali smūgiuoti, tą ir daro. Na, perdavimas prieš gynėją, prasimeta kamuolį Dovilė, pavojinga situacija, smūgis kairė koja ir meda Šeškutė. Gerai, dabar užsikirto ir štai kaip laimi dvikovą, perdavimas, smūgis, Tunelytė. Kukas jos savo žaidimo neranda. Čia klaida ir nugaro aikštės, vienas dalykas aikštės krašte, kitas dalykas pagal liniją sugeba suorganizuoti štai tokią ataką. Vėl Ema Karevičiūnaitė baudos aikštelė, kai būti pavojinga didį durų, perdavimą. Skaitė, gerai ugniai ir atsidengė, tiesa dabar atsidūrė tarp trijų žaidėjų, bet vėl puikiai kombinacija, krenta ir baudinys. Dėmesio. Tai labai tikėmėta. Tos draugės sveikina savo kapitonę. Vėliaučiūtė. Kairė Kiaučiūnaitė, Šeškutė ir akimirksniu parodė, kad suprato teisėjo argumentus ir viskas tuo ir baigėsi. Čia pasyvėja, perdamas Lazdauskaitė, smūgis į Lazdauskaitę. Neišingai žaidimo, perdamas link. Turbūt ne taip svarbu, kas kelias, svarbu, kas klasikinis būtų toks šabloninis pirtelį. Ir štai Žalgiris MRU juoja. MFA Žalgiris MRU gynyba, čia Ugnės Lankauskaitės atekuoja dabar, ką tik aikštėje pasirodžiusi žaidėja. Perdavimas, smūgis ir antrasis įvartė Lankauskaitė. Na, tas kapitonės raištis turbūt, bet galų gale to ir turbūt. Ar gal palaukim, kai kuo baigsis ši ataka. Geras perdavimas, Maden. Dar viena kortelė. Atliktas perdavimas, taip ir yra. Ir panašios, kokių tikėjausi. Gan atkakli kova. Pirmajame kėlinyje